džiuginantis negu Kalnapilio, nes kiekvienas prizas turi tokią kaip ir potekstę, patys suprantat. Kalnapilis, 2000 kompaktų, bet visiems mintis tos pačios. Miško gyventojams bus mielių. Lygiai taip pat su Tamsta klubo prizu. Tamsta klubas steigia tokį prizą, kad pasirenka vieną kolektyvą, kuriam nori suteikti galimybę. Šių kolektyvas gali sakyti, man taip nevarysiu. Bet tai yra prizas ir galimybė pasirodyti Tamstos gimtadienį balandžio 7 dieną. Ir jūs būsite tarp kolektyvų, ten Biksai, Saulės Kliošas, ten Vaidas Baumila, ten GNG sindikatas, Jurga Šeduikytė, Sofija Rotaro ir Slam Village ir Komonas ir kiti čiūvai. Žodžiu, ir jum padarys aranžuotę, tiksliai nežinau kas, manau, bet kuriuo atveju geriausiai čiūvai. Arba Liutauras, arba Jievaras. Dičiūnas darys, dar vienas geriausias čiūvas. Ir tada jūs tiesiog grosit kartu su, jeigu norės, nes galit vėl sakyti, mes taip patys ten pasidarysim. Bet galit groti su Tamsta Big Bandu ir dalyvauti su visais tais šiūvais. Čia yra tas pridėtinės prizas kaip Kalnapilis, kur nutyli. Jūs galėsit dalyvauti after party, kai jūs vykstat 2 paras. Taigi, ponios ir ponai, prizų prizas. Tamsta apdovanojimas. Ir tai yra kolektyvas Aristokratai. Aristokratai. Ir toks vaizdas, kad va taip pat ir darosi hitai, va taip pat žmonės ir tampa milijonieriais ir pasauliniam žvaigždėm. Kažkada tas stara moteris Adėlė irgi parašė kažkokią dainą, visiems patiko ir dabar žiūrėkit patys. Rihana kažkada irgi ledus pardavinėjo ir dainavo kažkokią dainą, niuniavo ten work. Paėmė ją, dabar žiūrėkit, kai varo. Tai tikiuosi, kad išmoksit plaukti ir varysim visi kartu. After patys 2 dienas, tai man praneškit. Ponios ir ponai, kaip toliau būtų smagu sakyti, prizų lietus tęsiasi.